Toliau tęsiu vaizdelį, kaip Socialinių reikalų ir darbo ministerija mažina neįgaliųjų žmonių. Taigi, Socialinių reikalų ir darbo ministerija giriasi, kad Lietuvoje žymiai sumažėjo neįgaliųjų žmonių. O neįgaliųjų žmonių sumažėjo todėl, kad neįgalių žmonių mažina labai žiauriu būdu. Socialinių reikalų ir darbo ministerija kartu su kitų miestų asmens su negalia teisių apsaugos agentūra žmones padaro sveikus iš daug ligų ir badu marina. Taigi aš pasakoju savo atvejį ir viską pasakoju iš dokumentų. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros Šiaulių 3 teritorinio skyriaus vedėja Lina Šaltmerienė pažeidžia žmonių su negalia teises, suklastojo mano sveikatos dokumentus ir badu marina 2 mėnesiai 9 dienos. Šiandien yra Liepos 9 diena. Vedėja vykdo šias nusikalstamas veikas. Suklastojo sveikatos dokumentus, padarė sveiką ir badu marina. Suklastojo, o tai, kad pas mane yra 5 sutrikusios funkcijos, riboti judesiai dėl skausmo. Nei vienos sutrikusios funkcijos nevertino, o sutrikusios funkcijos yra nustatytos magnetinio rezonanso ar echoskopijos. Taip pat vykdo antrą nusikalstamą veiką. Suklastojo klausimyną, neužpildė nei vieno klausimo atsakymo teisingai. Parodysiu. Čia yra tikras dokumentas, aš iš tikro dokumento jums viską pasakoju, rodo, yra sprendimas. Taigi sprendime nurodyta, kad surinkau klausimyne 51 balą, bet kadangi aš klausimyną ir namuose pildžiau, taigi aš jums galiu parodyti. Aš surinkau 101 balą. Turėjau nedarbingumo pažymą. Dalyvumą ar nedalyvumą turėjo nustatyti per 3 dienas.
Tačiau man nustatė per mėnesį ir 12 dienų. Mano sveikatos dokumentus gavo gegužės 3 dieną. 4-5 buvo šeštadienis, sekmadienis. Taigi 6, 7, 8 per šias 3 dienas turėjo nustatyti. Tačiau man klausimyną pateikė gegužės tiktai 9 dieną. Ir aš kai paklausiau, kada bus atsakymas, man pasakė po 20 darbo dienų. O aš paklausiau, kodėl aš turiu nedarbingumo pažymą. Tai pasakė, jeigu aš būčiau pristačius sveikatos dokumentus iš Kauno į Šiaulius autobusu, tai būtų man nustatė per 3 dienas. Bet kadangi čia yra registruotas laiškas, tai per 20 darbo dienų. Kaip matot, pas mane ant stalo yra labai daug dokumentų. Labai. Aš juos visus parodysiu ir perskaitysiu visus skundus, viską. Laukite daugiau.